Labas vakaras, gerbiami mokytojai, mokyklos darbuotojai, tėvai bei aišku mokiniai. Šiandien mes, tai yra aš Kamilė, Gustas ir Austėja, vesime padėkos šventės renginį Sėkmės ratas. Kamilė, o kur Gustas? Nesijaudink, Austėja, jaugi nepastebėjai, kad Gustas buvo vienas iš avangardinio meno kolekcijos veidrodžiai narių. Jis netrukus prisijungs prie mūsų, o kolekcija, kurią matėte Respublikinėme avangardinio meno konkurse festivalyje Aš kitoks kategorijoje Gatvės mada ir nešiojamų rūbų kolekcija užėmė 3 vietą. Dar pakartokime drąsuoliams, kurie nebijo būti kitokie. Gerbiami svečiai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, tėvai ir mokiniai. Mieli Baisogalos gimnazijos bendruomenės nariai. Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos padėkos šventė Sėkmės raktas, pradėkime gimnazijos himnu. Dabar jau ir aš galiu pasisveikinti. Labas vakaras visiems ir mokinių kūrybinės grupės vardu dėkoju už šiltą palaikymą. Juk pasirodyti scenoje, atstovauti gimnaziją konkursuose, varžybose, olimpiadose kartais gali būti nedrąsu. Todėl dėkoju visiems, kad šiandien susirinkote užbaigti šiuos prasmingus, darbingus ir kupinus atradimo mokslo metus. Ne vieni mokslo metai nebūtų tokie prasmingi, nebūtų pasiekti tokie rezultatai, negalėtumėm tiek keliauti, važinėti po konkursus, varžybas, kiek dalyvauti įvairiausiose edukacijose, siekti rezultatų ir tobulėti, jei nebūtų šalia žmogaus, kuris stebi, planuoja ir vadovauja. Tad į sceną kviečiame gimnazijos direktorę Ritą Juškevičienę. Labas vakaras, mėly svečiai, labas vakaras, mokytojai, tėvai, mokiniai ir visi tie, kurie šalia mūsų buvote visus 2024-2025 mokslo metus. Aš tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad rugsėjo 1-ąją ne vienam šmėstelėjo mintis, kad kokie ilgi metai vėl laukia. O žiūrėkit, viens ir viskas. Mes jau mokslo metų pabaigos padėkos šventėje. Ir mes esam šiandien su tais veidais, su tais žmonėm, kurie buvo visus metus šalia mūsų. Tai yra tėvai, tai yra mūsų nuolatiniai
pasakysiu partneriai, nežinau ar gerai, bet partneriai, ar ne, draugai, bendradarbiai, visi tie, kurie rūpinosi ir padėjo mums auginti jaunus žmonės. Tai labai džiaugiuosi šiandien matydama ir rajono merą, ir instituto direktorių, ir seniūnę, ir gimnazijos tarybos pirmininką, ir kultūros centro direktorę, ir tiek garbių svečių. Labai būtų paprasta, jeigu galėtumėm paimti va šitą raktą ir tiesiog atrakinti duris į sėkmę. Labai gaila, bet taip nėra. Tam, kad atrakintumėm duris į sėkmę, mums reikia ir valios, ir užsispyrimo, ir drąsos, ir kantrybės, ir tų žmonių, kurie mums padėtų. Tai, kaip jau sakiau, šiandien turime visą būrį tų, kurie mums padėjo visus metus. Todėl šiandien ir dabar šalia savęs kviečiu žmogų, kuriam rūpi ne tik mūsų gimnazijos ir mūsų visų gyvenimai ir kaip mums sekasi, bet ir žmogų, kuris rūpinasi viso rajono gerovę. Kviečiu merą Kazimierą Račkauskį. Tai laba diena, Baisogalos gimnazijos bendruomenė, tiek kultūros bendruomenės atstovai, tiek pačios Baisogalos bendruomenės atstovai. Iš ties, turbūt tokia šiandien džiugi diena, prabėgo metai, tie sunkumai kaip ir prabėgo kartu su tais metais, ateina tas šiltasis laikotarpis atostogų. Turbūt atostogos turi tokį vieną minusą, kad jos labai greitai prabėga ir vėl reikės grįžti prie savo įprastinių darbų. Bet šiandien nėra tas momentas, kada susirinkome padėkoti už nuveiktus darbus, susirinkome padėkoti tiems, kurie pasiekė rezultatus ir tiesiog palinkėti, kad jeigu jūs ar gyvenime neatradote savo to raktelio, norėtųsi palinkėti, kad kiekvienas iš jūsų atrastumėte tą raktelį į jūsų sėkmę, į jūsų laimę. Ir šią gražią progą labai norėčiau už ilgametę ir prasmingą pedagoginę veiklą bei vadybinę veiklą Radviliškio rajone apdovanoti Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklų Astą Juzukonę. Taipogi šios gražios dienos proga už ilgametį ir prasmingą pedagoginę veiklą Radviliškio rajone mero padėkos ženklų norėčiau apdovanoti Algirdą Jurkėną. Pamoka rytoj bus nuotoliu. Taipogi už nuoširdžiai ilgametę pedagoginę veiklą bei mokinių vertybių puoselėjimą Radviliškio rajone norėčiau Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženkleliu apdovanoti Bronių Paškevičių. Taipogi, už ilgametę sėkmingą nuoširdžią pedagoginę veiklą vykdant Radviliškio rajone, Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženkleliu norėčiau apdovanoti Sigitą Jurkėnienę.
Gal labai gražų žodžiai parašyti. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didelė meilė ir už ilgametį sėkmingą atsakingą darbą bei aktyvią bendruomeninę veiklą norime padėkoti Rimantei Stasiukonienei. Mėly mokytojai, mėly mokinio padėjėjai, mėly mokinio pagalbos specialistai, kaip įdomiai kalba, ne? Bet šiaip visi mokytojai, tie, kurie dirbat su mokiniais. Aš dėkoju jums kiekvienam už tai, kad nenustojat bandyti, nes tikrai ne kas kart pasiseka. Ir tam gali būti milijonai priežasčių. Bet aš didžiuojuosi jumis visais, dėl to, kad jūs nenustojat bandyti. Ir ačiū jums už kiekvieną pamoką, už kiekvieną papildomą konsultaciją, už kiekvieną papildomą treniruotę, už kiekvieną laboratorinį, už kiekvieną išvyką, už kiekvieną renginį, už kiekvieną spektaklį. Ir galėčiau vardinti, kiek galybę darbų papildomų jūs padarot. Ačiū jums labai, visiems ir kiekvienam. Ir tegul jūs šiandien pradžiugina gėlių žiedai. Žinau, kad vaikinai pasiruošę padėti man ir įteikti juos. Asta, ar padėtum? Taigi, turiu garbės padėkos raštą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus įteikti Dianai Masiliūnienei už mokinių tapusių Radviliškio rajono mokinių technologijų olimpiadų nugalėtojais parengimą. Nors lyg ir nematau salėje, bet turiu pagarsinti, kad padėkos raštas už mokinės tapusios Radviliškio rajono 8 klasių anglų kalbos olimpiados nugalėtojo parengimą tenka Ingai Nainienei. Kviečiu palaikyti kumščius, nes Inga šiuo metu laiko labai svarbų egzaminą. Už mokinių tapusių Radviliškio rajono 5-6 klasių mokinių biologijos, Radviliškio rajono mokinių STEAM, Radviliškio rajono 3-4 klasių mokinių biologijos olimpiadų nugalėtojais parengimą padėkos raštas skiriamas Violetai Petronienei. Rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštas už mokinės tapusios Radviliškio rajono 9 klasių rusų kalbos olimpiados nugalėtojo parengimą tenka Ingai Balinskaitei. Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkiai įteikiamas padėkos raštas už mokinių tapusių Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12 gimnazijos klasių mokiniams nugalėtojais parengimą. Ir tai yra mokytoja Elena Sadauskienė. Už mokinio tapusio
tapusių Radviliškio rajono 5-6 klasių mokinių informatikos olimpiados nugalėtojų parengimą įteikiamas mokytojai Aldonai Daukšienei. Už mokinio tapusio Radviliškio rajono 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiados nugalėtojų parengimą padėkos raštas įteikiamas Mindaugui Vilniui. Padėkos raštas už mokinių tapusių Radviliškio rajono 5, 7 ir 8, 12 klasių mokinių dailės olimpiados nugalėtojomis parengimą įteikiamas Audroniai Kudžmaitei. Mokinių tapusių Radviliškio rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados nugalėtojais parengimą padėkos raštas įteikiamas mokytojai Jolantai Špokieniai. Mokytojui Juliui Optui, neformaliojo švietimo mokytojui, už aukštus sportinius mokinių pasiekimus ir Baisogalos gimnazijos vardo garsinimą Respublikoje įteikiamas mano raštas. Už aukštus sportinius mokinių pasiekimus tarptautinėse ir respublikinėse varžybose ir Baisogalos gimnazijos vardo garsinimą padėka Renatui Zdanavičiui. Aukštus sportinius mokinių pasiekimus, įsivaizduojat, kiek sportininkų turi? Baisogalos gimnazijos vardo garsinimą Respublikoje padėka įteikiama Sigitui Dauskurdžiui. Aš suprantu, fizinis irgi nuotolinį rytoj. Rušienė. Padėka už aukštus mokinių sportinius pasiekimus. Į sceną kviečiu socialinę pedagogę Danutę Garuckienę už jos kartu su mokiniais pasiektus aukštus rezultatus, o vėliau pasakys, kas ir kur. Aš įsivaizduoju, kiek dabar bus ovacijų, todėl kad į sceną noriu pakviesti šokio mokytoją metodininkę Jūratę Kačiukevičienę ir jai padėkoti. Į sceną noriu pakviesti vyresnėje tikybos mokytoją, neformaliojo švietimo mokytoją Giedrę Nakutienę ir ačiū jai labai už jos darbą su šauliukais. Tėvynės
šalies labui ir Dievo labui. Ir ačiū komandai visai. Ačiū Arūnai. Mes girdim, kai sako, kad mokykla tai ne tik pastatas. Bet visigi žinom, kad ir pastatas. Ir tuo pastatu reikia rūpintis kasdien, diena iš dienos. Todėl į sceną noriu pakviesti du žmonės. Pirmiausiai noriu pakviesti Rimą Šarkienę. Ir matau, kad eina pro ūkio dalies pavaduotoja Zita, tai abi ir ateikit. Dėkojam už nuoširdų, nepriekaištingą darbą, atsakingumą ir kasdienį rūpestį, kuriant švarę, jaukią ir saugią gimnazijos aplinką. O visam tiek personalui dėkoju ir įteikiu saldžią dovaną pavaduotojai Zitai. Reikės stebėti, kad pasidalintų. Taigi, kalbėdami apie mokyklos bendruomenę, kažkaip visą laiką mokiniai, mokytojai, darbuotojai, bet niekada nepamirštam ir tėvų. Galbūt mažiau skiriam dėmesio ar netaip dažnai paminim, bet žinau, kad kiekvienas jūsų pergyvenat už savo vaikus, vadinasi, pergyvenat ir už mus. Nes mes vieni be kitų, niekaip, nei dirbt, nei gyvent, nei kažko siekt, kitaip nebūtų. Tai už visą rūpestį, už jūsų kantrybę, už palaikymą labai ačiū. Bet ypatingą ačiū šiandien aš noriu tarti keliems tėvams. Ir pirmiausia į sceną noriu pakviesti žmogų nuoširdžiai ir labai atsakingai padėjusiam pasiruošti Respublikiniam avangardinio meno festivalių konkursui Aš kitoks Violetai Valaikienei. Organizuojant jaunųjų šaulių veiklą, padėkoti noriu Dariui Jasulaičiui. Ar yra salėje? Matau tą pačią veiklą. Už pagalbą organizuojant jaunųjų šaulių veiklas. Padėka Mariui Čerkauskui. Tikėti padėkas perduoti. Na kągi, šiandien ta padėkos diena. Ir šiandien išgirsi dar ne vieną pavardę, bus pakviestas ne vienas mokinys į sceną. Ir visai nesvarbu, ar dalyvaudami olimpiadose, konkursuose, varžybose, renginiuose mokiniai laimėjo ar ne. Visai nesvarbu, svarbu dalyvauti. Todėl, kad tik dalyvaujant galima pasiekti augimo. O tam mes visi čia ir esam, kad augintumėm jauną žmogų. Todėl šiandien prieš apleisdama šitą sceną ir užleisdama jauniesiems vedėjams, suteikdama jiems žodį, noriu padėkoti pirmiausiai direktoriai Erikai už suteiktą galimybę naudoti šitą puikią sceną. Noriu padėkoti mokytojai Renatai, Dianai, Audroniai ir Astai padėjusiems organizuoti renginį. Ir noriu, kad labai neteistumėte gal debiustavusiems kai kuria prasme, bet ne visi debiutantai šiandien mūsų jaunieji vedėjai. Taigi ačiū jums visiems ir tegul visiems mums sekasi. Dėkojame gerbiamam rajono merui ir direktoriai už gražius linkėjimus. O dabar skubame padėkoti visiems garsinusiems Baisoglos gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, varžybose. Pasiruoškime pasveikinti geriausius iš geriausiųjų, nominuotus 3 kategorijose. Akademiniai pasiekimai, sportiniai rezultatai ir kultūriniai pasiekimai yra 3 kategorijos, kuriuose bus nominuoti geriausieji. Albertas Einšteinas, mokslininkas, kurio vardas praktiškai yra tapęs žodžio genijus sinonimu, sakė: visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma.
Vienas to nežinojo ir padarė atradimą. Įdomu, kokiu atradimu galime tikėtis ateityje iš gimnazistų šiandien nominuotų kategorijoje akademiniai pasiekimai. Garsiais plojimais padėkokime Dovydui Golciui, 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusiam 3 vietą, mokytoja Jolanta Špokienė. 5-7 klasių mokinių dailės olimpiadoje užėmusiai 2 vietą, mokytoja Audronė Kučimaitė. Radvilei Grigaitytei, 5-7 klasių mokinių dailės olimpiadoje užėmusiai 1 vietą, mokytoja Audronė Kučimaitė. Majai Vaičiūnaitei, 9 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusiai 3 vietą, mokytoja Inga Balinskaitė. Gabijai Aldoniai Brazdauskaitei, 1-4 gimnazijos klasių dailės olimpiadoje užėmusiai 1 vietą, mokytoja Audronė Kučimaitė. Vilūnei Viržikauskaitei, 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje užėmusiai 3 vietą, mokytoja Diana Masiliūnienė. 5-okui Jonui Imantui Nainiui, 5 klasių mokinių biologijos olimpiadoje užėmusiam 2 vietą ir 5-6 klasių mokinių informatikos olimpiadoje 3 vietą, mokytoja olimpiadoms ruošė mokytojas Violeta Petronienė ir Aldona Daukšienė. Na, o šioje vietoje perims estafetę iš tavęs, Gustai. Prašau paploti Gustui Domartui, laimėjusiam apdovanojimus net 3 olimpiadose. Rajono 5-6 klasių mokinių STEAM olimpiada 1 vieta. 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada 2 vieta. Rajono 6 klasių mokinių biologijos olimpiada 3 vieta. Gustui pasiruošti olimpiadoms padėjo mokytojos Violeta Petronienė ir Jolanta Špokienė. Gretai Skalbytei, užėmusiai 2-3 vietas Radviliškio rajono 8 klasių mokinių anglų kalbos ir 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje, mokytojos Inga Nainienė ir Diana Masiliūnienė. Diletai Damasickytei, Radviliškio rajono 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje užėmusiai 1 vietą ir atstovavusiai Radviliškio rajono Respublikinėje olimpiadoje Vilniuje, mokytoja Diana Masiliūnienė. Dileta taip pat užėmė 3 vietą Radviliškio rajono 1-2 gimnazijos klasių biologijos olimpiadoje, mokytoja Violeta Petronienė. Pagailėkime plojimo ir Viktorijai Rušaitei. Radviliškio rajono 1-2 gimnazijos klasių biologijos olimpiadoje užėmusiai 2 vietą, mokytoja Violeta Petronienė. O Radviliškio rajono 1-4 gimnazijos klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Viktorija užėmė 1 vietą ir atstovavo Radviliškio rajoną Respublikinėje olimpiadoje. Mokytoja ruošė mokytoja Elena Sadauskienė. Plojimai Vakariui Danilevičiui. Jis užėmė 3 vietas net 3 olimpiadose. Radviliškio rajono 3-4 gimnazijos klasių biologijos olimpiada 3 vieta, mokytoja Violeta Petronienė. Radviliškio rajono 2-4 gimnazijos klasių istorijos olimpiada 2 vieta, mokytojas Mindaugas Vilnius. Ir Radviliškio rajono 1-4 gimnazijos klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 1 vieta, mokytoja Elena Sadauskienė. Vakaris kartu su Viktorija taip pat atstovavo Radviliškio rajoną Respublikinėje olimpiadoje Vilniuje. Į sceną pasveikinti akademinių pasiekimų kategorijos nugalėtojus ir jų tėvelius kviečiame žmogų, kurio vadovaujamoje įstaigoje dirba labai protingi žmonės. Jiems pavaldūs tokie paslaptingi procesai, kaip biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srities fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai. Kodėl tokie sudėtingi žodžiai? Gustai, leisk tau padėti. Kviečiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės instituto direktorių Artūrą Šiukščių. Tikrai labai džiugu man kaip mokslo atstovui
girdėti, kad tiek yra laimėjimų būtent olimpiadose. Tik irgi džiaugiuosi už tuos, kurių tikrai tas sėkmės raktas atrakino labai daug žinių ir tas žinias galėjo tikrai savo parodyti ir kiek buvo gerai vertintos. Taip pat galbūt kitiem, kurie prasčiau sekėsi, tai linkiu, kad tas sėkmės raktas būtų didesnis ir atrakintų daugiau būtent žinių bagažą, didesnį žinių bagažą. O dar ką noriu pasakyti, kad manau, kad daug iš dabar ir gerai besimokančių žmonių, tai tikrai pasuks ne tik tai į verslą, į gamybą, bet pasuks ir į mokslą. Ir manau, mes sulauksim būtent į savo institutę, būtent gal ir universitete, būtent studentų, doktorantų ir magistrantų, kurie pasuks ir mokslo keliu. Tai sveikinu visus, tiek laimėtojus, visus sėkmingai baigusius šios mokslo metus ir linkiu kuo geriausios sėkmės. Ir man čia perdavė voką, kad paviešinčiau pirmąją nominaciją. Taip. Tai yra padėka Būstui Domarkui. Antroji nominacija ir padėka Vakariui Danilevičiui. Tai dar kartą dėkoju mokslo vardu visiems. Ačiū. Gerbiamam instituto direktoriui už sveikinimus ir palinkėjimus. O mes sportiniu tempu judėkime toliau. Sportas tai ne tik fizinė ištvermė, bet ir atkaklumas, valia, komandinė dvasia. Kiekvienas žingsnis bėgimo takeliu, kiekvienas pakartojimas treniruotėje tai kelias į pergalę. Šiandien dėkojame tiems, kurie nepasiduoda sunkumams, kasdien tobulėja ir su pasididžiavimu atstovauja mūsų gimnazijai sporto varžybose. Taigi, nominacija – sportiniai pasiekimai. Prisiminkime, kokių sportinių aukštumų buvo pasiekta šiais mokslo metais ir pažiūrėkime, ką apdovanosime kaip geriausius metų sportininkus. Paplokime mokytojų Birutės Rušienės ir Sigito Dauskudžio vadovaujamų mokinių komandų nariams, skynusiems pergalės rajoninėse ir zoninėse varžybose. Mergaičių kvadrato varžybos – 1 vieta. Zoninės kvadrato varžybos – 2 vieta. Rajoninės stalo teniso varžybos – 1 vieta. Rajoninės berniukų kvadrato varžybos – 1 vieta. Zoninės kvadrato varžybos – 1 vieta. Rajoninės krepšinio varžybos 3x3 – 1 vieta. Radviliškio rajono 5-12 klasių švediškos estafetės varžybos – 3 vieta. Rajoninės mergaičių tinklinio varžybos – 2 vieta. Jėga, susikaupimas, valia ir sportinis užsispyrimas – tai savybės, kurias puikiai atskleidžia rankų lenkimo sportas. Čia svarbu ne tik fizinė galia, bet ir gebėjimas susikoncentruoti, gerbti varžovą, kovoti garbingai. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijoje auga sportininkai šioje sporto šakoje, pasiekiantis aukštų apdovanojimų. Jūsų plojimai treneriui Renatui Zdanavičiui ir rankų lenkikams iškovosime 34 medalius atvirame rankų lenkimo turnyre Baisogalos gimnazijoje, skirtame Angelų sargų ir mokytojų dienai paminėti. Buvo iškovoti 4 aukso,
18 sidabro ir 12 bronzos medalių. 3 vieta absoliučioje svorio kategorijoje bei 1 vieta komandinėje įskaitoje. Turnyre šakių taurėje šakiuose iškovoti 2 sidabro medaliai. Tarptautinėme rankų lenkimo čempionate Sergejimo Slavojevo taurei laimėti Vilniuje iškovoti 1 aukso ir 3 sidabro medaliai. Lietuvos jaunimo rankų lenkimo čempionate Skuode iškovoti 2 aukso, 8 sidabro ir 2 bronzos medaliai. Tarptautinėme rankų lenkimo turnyre Radviliškis Cup 2025 iškovotas 1 3 vietos medalis. Plojimais padėkokime treneriui Juliui Optui ir jo treniruojamiems mokiniams, nes varžčių kilnojimas tai sportas, kuris ugdo ne tik fizinę jėgą, bet ir kantrybę, užsispyrimą bei gebėjimą įveikti save. Tai sportas, kuriame svarbiausia ne parodyti, kas stipriausias, o įrodyti savo, kad gali daugiau nei vakar. Jų pasiekti rezultatai. Lietuvos varžčių kilojimo čempionatas, rovimo rungtis, 4 aukso ir 1 bronzos medalis. Lietuvos mokyklų žaidynių svarsčių kilojimo varžybose iškovoti 2 aukso, 2 sidabro, 1 bronzos medalis ir komandinė 3 vieta. Lietuvos svarsčių kilojimo čempionate ilgo ciklo rungtis, 3 aukso ir 1 sidabro medalis. Metai mūsų sportininkams buvo kupini iššūkių, pastangų ir pergalių. Kiekviena komanda buvo sudaryta iš atkaklių, stiprių ir pasiryžusių kovoti ir nugalėti sportininkų. Dažnai sportininkas dalyvavo ne vienose, o net keliose skirtingose varžybose, pademonstruodamas ne tik fizinę ištvermę, bet ir universalumą, atsakomybę bei komandinius gebėjimus. Kaip tik dalyvavimas skirtingos sporto šakų varžybose ir pasiekti rezultatai lėmė sprendimą, kas pelnys geriausio metų sportininko vardą. Šį garbingą apdovanojimą kviečiame įteikti Baisogalos bendruomenės pirmininką, gimnazijos tarybos pirmininką, sporto metodistą Kazimierą Danilevičių. Labas vakaras visiems. Labai džiugu, kad Baisogalos gimnazija garsina savo vardą ir sporto srityje. Ir tai perspektyvoje viskas bus gerai, nes sportas yra labai svarbu žmogaus gyvenime. Ir man kaip Baisogalos bendruomenės pirmininkui labai malonu, kad galime nusivežti jaunuosius sportininkus ir rajone gerai pasirodėme seniūnijų žaidynėse. Ir kai kurie sportininkai jau yra įrašyti į Baisogalos garbės knygą, tai Dovydas pernai metais. Tai sėkmės visiems sportininkams ir aukštų pasiekimų ateityje. Padėka Valerijai Teidel. Dalyvavo 4 skirtingų sporto šakų – rankų lenkimo, svarsčių kilnojimo, tinklinio, švediškos estafetės varžybose ir pasiekė aukštų rezultatų. Padėka Adamui Mišeikiui. Metų sportininko titulas Adamui Mišeikiui tenka dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse rankų lenkimo varžybose. Laimėti 3 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medaliai. Ir aukso medalis rajono stalo teniso varžybose. Toliau pasitikti nominaciją Meno ir kultūros ambasadoriai. Kultūra – tai mūsų širdies kalba. Ji gyvena dainoje, šokio žingsnyje, vaidmenyje, eilėraštyje, spalvoje ar paprastame, bet nuoširdžiame gestų teatre. Kultūra yra tai, kas sujungia mus, kas leidžia pajusti bendrystę, prasmę ir grožį. Mūsų mokiniai siekia ne tik akademinių bei sportinių pasiekimų, bet taip pat yra kūrėjai, svajotojai, dailininkai, iliustratoriai, fotografai, šokėjai,
dailininkai, aktoriai, režisieriai, dekoracijų kūrėjai. Oi, Gustai, sustok. Nes jeigu vardinsi viską, ką jie sugeba, šventė užtruks iki paryčių, o mes juk ir dovanos norime sulaukti. Tu teisi, Kamilė. Pažiūrėkime, kas nusipelnė šiemet būti pagirti nominacijoje kultūriniai pasiekimai ir ėmė linksmintis. Plojimais pasitikime nominacijas kultūriniai pasiekimai nominantus. Merginų šokių kolektyvas Radastėlė. Respublikinėme konkurse tradicijų puoselėtojai apdovanotas 2 laipsnio diplomu ir Respublikinėme moksleivių ir vaikų tautinių šokių konkurse Aguonėlė regioninėme ture užėmė 3 vietą. Mokytoja Jūratė Kačkevičienė. Trečioje Respublikinėje mokinių viktorinoje Protų mūšyje praleidžiu progą pastyčioti 2025. Gimnazijos mokinių komanda užėmė 2 vietą. Mokytoja Danutė Garackienė. Respublikinėme 5-8 klasių mokinių kompiuterinių ir kūrybinių darbų konkurse parodoje Užgavėnių magija Lukas Dinapas ir Andrėja Gurkova užėmė 2 vietas. Mokytoja Audronė Kodžmaitė. Kurse metų laikai, darbai, šventės, magiškai ritualai Lėja Urbanavičiūtė apdovanota laureato diplomu. Mokytoja Audronė Kodžmaitė. Mokinių kūrybinė grupė Lietuvos avangardo meno festivalis konkursas Aš kitoks. Kategorija gatvės mada ir nešiojamų rūbų kolekcija 3 vieta. Mokytoja Diana Masiliūnienė. Mokinių kūrybinė respublikinėme piešinių konkurse Mano laisvės Lietuva laureatais tapo Gabrielė Dambrauskaitė, Ieva Kaštelinovaitė, Dovydas Golcas ir Deimantė Jamontaitė. Respublikinėme piešinių konkurse Linkėjimai Lietuvos kariams laureatais tapo Andrėja Keršytė, Mintautas Poškus ir Živilė Griciūnaitė. Mokytoja Giedrė Nakudienė. Mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų konkursas Vilties piligrimai, šventųjų kūrėjai, Gabija Aldonė Brazdauskaitė, 1 vieta, mokytoja Giedrė Nakutienė. Pasiekimai išties įspūdingi, o mūsų kultūros ambasadorius pasveikinti ir pagerbti kviečiame Baisogalos kultūros centro direktorę Eriką Liukienę. Labadiena visi susirinkusieji, gerbiami svečiai, mokytojai, mokiniai, tėveliai ir visi tie, kurie šiandien šitą gražią šventę esate kartu čia pas mus. Šiandien man yra iš tiesų didžiulė garbė būti čia, šitoje gimnazijos šventėje, todėl kad pati esu labai artimai susijusi su šita bendruomenė ir visada su jauduliu tokiu prisimenu tuos daug 18 metų, kuriuos irgi teko garbė būti šitos bendruomenės dalimi. Taigi, šiandien šventė sėkmės raktas. Sėkmės raktas į gyvenimą, ar ne? Mokykla, gimnazija šiuo atveju yra ta šventovė, yra ta kalvė, kurioje ugdoma visapusiška jauna asmenybė. Ir kiekvienam šiandien, būtent padėkos dienos proga, noriu palinkėti mokiniai, kad atrastų tą sėkmės raktą ir atrakintų žinių skrynę, kuri jiems gyvenimui padovanotų pačias didžiausias galimybes ir ateitį. Na, o drįsiu savo leisti pasakyti mano kolegoms, gerbiamiems mokytojams, norėčiau pasakyti ir palinkėti, kad atrastų sveikatos, ištvermės, tolerancijos ir, aišku, savaime savo didžiuliu darbu padėtų su tuo raktu atrakinti kiekvieno žmogaus, jauno žmogaus žinių, noro eiti į gyvenimą, būtent sėkmę šitą skrynę. Taigi visus su šita gražia švente, visus, kurie šiandien atvykote čia, todėl kad jaučiame ryšį su jaunu žmogumi. Nes jaunas žmogus, kaip ir sakė, kultūra, mokslas, visi pasiekimai. Jaunas žmogus yra mūsų ateitis. Tadgi visi su švente ir žinau, kad turėsiu padaryti kažkokį darbą.
Nominacija kultūriniai pasiekimai. Padėka mokinių kūrybiniai grupiai Perliukai, mokytoja Diana Masiliūnienė. Šitos grupės. Ir vėl nominacija kultūriniai pasiekimai. Merginų šokių kolektyvui Radastėlė, mokytoja Jūratė Kačiukevičienė. Ačiū ir visiems gražios likusios šventės. Dėkojame direktoriai. Šventės pradžioje sakėme, kad dėkosime mokiniams ir mokytojams tik 3 nominacijose. Tačiau yra dar viena labai svarbi nominacija. Tai padėka už pilietiškumą. Pilietiškumas dažnai gimsta iš labai paprastų dalykų. Noro padėti, gebėjimo pastebėti, kur reikalingas tavo indėlis ir pasiryžimo veikti, kai svarbu. Tai nėra vienkartinis gestas, tai nuolatinis buvimas kartu su bendruomenė, jautrumas tam, kas vyksta aplink, domėjimas iš šalies gyvenimu, istorija, kultūra. Pilietiškumas tai tylus, bet prasmingas ryšys su savo aplinka, pagarba viens kitam ir atsakomybė už tai, ką darome. Pilietiškumas tai ne tik žodis vadovėlyje ar vėliavos pakelimas šventės dieną, tai tylus besvarbus darbai. Dalyvavimas renginiuose, iniciatyvose, pagalba kitiems, patriotiškumas ir atsakomybė, dalyvavimas talkose, dalyvavimas valstybinių švenčių minėjimuose, žygiuose, dalyvavimas bėgimuose, run, gyvybės ir mirties keliu. Visą tai apie... Pabandykite spėti. Žinoma, jaunuosius gimnazijos šaulius. Padėką už pilietiškumą kviečiame įteikti mūsų gerbiamą seniūnę Renatą Masiulienę. Labą dieną visi. Iš tikrųjų, šiandien dalyvauti tokiam vakare labai smagu, nes mūsų jauni žmonės turi ne tik tai mokslinių, kultūrinių, sportinių, bet ir pilietiškų pasiekimų. O iš tikrųjų, pirmiausia, tai noriu padėkoti gimnazijai ir mokytojams. Ir kai buvo skaitomos padėkos įteikiami mero garbės padėkos ženklai mokytojams, visą laiką buvo minima, kad pirmiausia mokytojo darbo įvertinimas priklauso nuo to, ką pasiekė jo mokinys. Ir aš kaip pagalvoju, taigi labai sudėtinga. Tu pats tai gali pasiekti, bet ką daryti, kad tas kitas žmogus, naudodamasis tavo darbu, tavo pastangom, priimtų jas ir kažką pasiektų. Tai iš tikrųjų dar kartą patvirtina, kad mokytojo specialybė tikriausiai yra viena iš pačių sunkiausių, nes jo darbas vertinamas pagal jo mokinių pasiekimus. Tai iš tikrųjų labai dėkoju mokytojams, kurie savo nuoširdžiom pastangom deda, kad mūsų jauni žmonės turėtų tiek gražių pasiekimų visose srityse. Ir mano tas medis, padėka jums ir noras, kad jis papuoštų mūsų gražios gimnazijos aplinką. Aš kai važiuoju į miestelį, tai pirmas pats gražiausias objektas yra gimnazija, jos išpuoselėta teritorija ir visada galvoju, nu va, kaip gerai, kad jis stovi pačioj miestelio pradžioj. Nes iš karto susidaro vaizdas, kad mes gražiai, tvarkingai gyvenam, puoselėjam savo aplinką. Tai
Perdodu direktoriai šitą medį, tikiuosi, kad jis užaugs, dėrės jūsų aplinkoje, rasite jam tinkamą vietą. Ir dabar sužinojau, kad dar turėsiu pareigą paskelbti padėkas pilietiškumo nominaciją. Kaip reikia skelbti tas nominacijas, nes paskelbti pavardės pasirodo neužtenka. Reikia pagarsinti ir kaip bus padėkota tam mokiniui. Tai pilietiškumo nominacijoje padėka teikiama jauniesiems šauliams, mokytojai Giedriai Nakutieniai, ir jie gauna jėgų atstatymo procedūroje kavinėje pas Jūratę. Kviečiu mokytoją. Ir kiekgi? Valandą ir 9 minutės. Valandą ir 9 minutės. Ir nepamirškim, kad kalbėjome tik apie geriausius. O jei būtumėm vardinę visus renginius, akcijas, protmūšius, integruotas pamokas, spektaklius, išvykas, edukacinius užsiėmimus. Bet mes nepadarėme dar vieno dalyko. Tiksliau, direktorė padėkojo, bet mes ne. Žinau, kad mūsų gimnazijos tarybos pirmininkas kartu su mokinių savivaldos pirmininku Vakaru nori tarti žodį. Mes Baisogala tai esame tokie labai tolerantiškas miestelis. Mes visą valdžią atiduodam moterim. Pas mus ir gimnazijai moteris, ir mokykloje darželės moteris, ir seniūnė moteris. Mums vyram valdžios nereikia. Kleboną turim, džiaugiamės. Na, o iš tikrųjų tai jokiais tai reiškia visai neblogai pas moteris. Gali būti bent koks traukinys, kad ir pats gražiausias, pats ilgiausias, bet jeigu mašinistas bus ne kažką, tas traukinys netoli nuvažiuos. Bet gimnazijos traukinys važiuoja tikrai labai garsiai, toli, aukštai pakėlęs galvą, mes tą tikrai matome. Teko irgi man mokytis toje gimnazijoje, atsimenu tuos kolidorius, pačią tą mokyklą ir dabar kaip pasižiūrė, tai kažkas stebuklas. Vau, šaunuoliai. O gimnazijos administracijos darbas ir yra. Jie turi taip padaryti tokias sąlygas, kad ir mokytojams būtų lengva dirbti, ir mokiniams būtų patogu. Nu ir aišku, išmušti pinigų iš savivaldybės, iš dar kažkur. Aišku, dar biškį stadionui trūksta, bet meras yra, ten visiems dėlioja tos reikalus. Bus ir tas stadionas ir viską mes ten sužiūrėsim. Tai, Vakaru, tu sakysi, paskui aš pakvieskim tada. Gerai? Tai norime pakviesti ant scenos 3 nuostabias moteris. Tai Rita, Asta ir Zita. Gal nepakalbėsiu, bet mokinių savivaldos vardu noriu padėkoti gimnazijos administracijai už tai, kad visada įsiklausot į mūsų idėjas, prašymus, pasiūlymus ir prisidedat prie jų įgyvendinimo. Ačiū Jums už bendradarbiavimą ir pagalbą. Na ką, aplodismentai mūsų nuostabioms merginoms ir dovanėlė. Aš dar prieš tai pasakysiu, kaip supratot, nuo rytojaus vasaros atostogos.
Ačiū. Ačiū gimnazijos tarybos ir mokinių savivaldos pirmininkams. Prisijungėme prie jų sveikinimų. Nuo dabar mūsų laukia dovana padėka. Ir ta padėka skirta mums visiems - dirbantiems, besimokantiems, sportuojantiems, kuriantiems, tobulėjantiems. Tai padėka skirta mokytojams, kurie lydi mus tobulėjimo ir augimo keliu. Tai padėka mokyklos darbuotojams, besirūpinantiems, kad dirbti ir mokytis būtų jauku ir švaru. Tai padėka tėvams už kantrybę, už išklausytas baimės, padrąsimus, nuoširdų džiaugsmą, patarimus ir pagalbą. Tai padėka visai Baisogalos gimnazijos bendruomeniai. Nors šaukštai paprastai būna po pietų, bet į muziką visada laiku. Netrukus scenoje grupė Šaukštai po pietų. Akis šviesos tamsioj naktį, ryškios šviesos ir tu jas jauti, ir tu jas jauti. Įžengi tamsioj naktį, žingsniai lieka praeitį toli, toli. Merkiu akis, skaitau iš naujo tavo mintis, toli, toli. Bandau atsispirti, sužinot, kur tu esi, o pasakysiu toli. Taip ilgai tavim tikiu, kad nematau kitų kelių. Vienas maišau su naktimis, žiūriu stėrinėm akimais. Netikras ašarų žmonių, kurie dar tiki likimu. Kai ateina laikas, vis pakils atėti, nesugrįžt skaičiuoju iki 4. Atmerkiu akis, skaitau iš naujo tavo mintis, toli, toli. Bandau atsispirti, sužinot, kur tu esi, to pasakysiu toli. Žinoma, dar reikėjo šiek tiek paploti. Bandau atsispirti, sužinot, kur tu esi, to pasakysiu toli. Bandau atsispirti, sužinot, kur tu esi, to pasakysiu toli. Labas vakaras. Kaip jūs laikotės? Ar galima padaryti šiek tiek triukšmo? Neblogai, bet aš tikiu, kad galės būti ir geriau, taip? Labai neblogai. Neblogai, kaip ten sako, gera pradžia pusė darbo, ar ne? Su jumis šiandien šį vakarą yra grupė Šaukštai po pietų. Paplokit šiandien dar. Ir mes šiandien atliksim nemažai tikrai puikiai jums žinomų dainų. Pirmoji daina galbūt buvo mažiau girdėta, nes tai yra mūsų kūrybos daina Toli. Pasakintas dainas jūs puikiai žinot, bent jau mažą lopinėlį žodžių tikrai žinot, o jei nežinot žodžių, tai bent paplokit.
Man labai širdį glosto, kai ploja žmonės. Ačiū. Viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau. Sugrįžk, vardu prašau, tu vėl gyvensi manyje. O jeigu ne, susitikime per klaidą. Aš viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau. O aš taip myliu šitą jausmą laimę, kaidas tolimo griaustinio. Pabandom visi kartu. O aš taip myliu šitą jausmą, kaidas tolimo griaustinio. Liepsnojas ilgesys, širdies išdegino kraštelį ir ašarelį debesis plovė nuoskaudos šešėlį. O aš taip myliu, kad rodos ir tavį galiu uždegti didžiulę jausmo ugnį. Tik tave dugne. O aš taip myliu šitą jausmą laimę, kaidas tolimo griaustinio. O aš taip myliu šitą jausmą laimę, kaidas tolimo griaustinio. Ir tada, kur vėl reikėtų šiek tiek paploti. Norėčiau, kad paploktumėte visai Baisogalos administracija, tiek mokyklas, tiek savivaldos. Visiems laureatam, kas buvo, čia yra jų šlovės akimirka. Vėl liepia jūsų paklausti, kaip jūs laikotės? Laikotės šiek tiek blogiau negu prieš tai. Pakartojam, gerai? Fiksuokim, kad šito nebuvo karto. Kaip jūs laikotės? Gerai, visai neblogai. Galit pakelt ranką, kas gavo kokį nors apdovanojimą šiandien? Tai dabar tie, kas nepakėlė rankų, paploja. O dabar pakelkit rankas tie, kas negavo apdovanojimų šiandieną. Ir dabar paploja tie, kas gavo apdovanojimus. Nereikia laukti, pavasaris atplauks, nelauktai, kažką brangaus, dovanos ir liks amžinai. Pavasario švelnius žodžius kartoju, gyvenimo palikti aš nenoriu. Pavasariniai žiedai, tai saulės ir lietaus vaikai, ramybės džiaugsmas, teigas amžinai. Pavasariniai žiedai, juos dovanoju tau. Įglošį supoju laimę tolumoj.
Nežinau, ką duos žmogau palaimą dangaus, kas duoda meilės amžinos dėl baimės tyros. Ir tavo balsą tyliai vis kartoju, jis rodo nuostabaus palikti nenoriu. Pavasariniai žiedai, tai saulės ir pietau vaikai, ramybė džiaugsmas, negąsta amžinai. Pavasariniai žiedai, juos dovanoju tau. Ir tai, supoju laimę, tolumojusi kartu. Pavasariniai žiedai, vaikai, tamsiau, ramybė džiaugsmas. Pavasariniai žiedai, juos dovanoju. Į globšį supoju laimę tolumoj. Ramybė džiaugsmas negąsta amžinai. Ramybė džiaugsmas negąsta amžinai. Ramybė džiaugsmas negąsta amžinai. Klausiu, kaip jūs laikotės. Tiesiog paprašysiu padaryti šiek tiek triukšmo. Matot, pasirodo, aš ir taip galiu apie sistemą. Kur yra mokyklos atstovybė? Čia? Dar yra kas nors? Aukščiau jau nebėra, ne? O šiek tiek žemiau? Visi čia mokyklos. Supratau. Galit paploti visi tie, kurie mokyklos? O jūs ne mokyklos? Ne? Pro šalė jau ir žiūrėjau, nu tai ką sako vyksta, tai užeis ką aš. Nepasikuklinsiu. Palieku netvarkytus namus ir išeinu vėlai. Paleistas nuo grandinės, dabar geriausi mūsų tenai, kur baigės horizontas, prasideda nauji keliai. Mes bėgame į kitą krantą, kaip išsiveža laisvę kaliniai. Pavargus saulė nusileis, dangus raudonas tarsi vynas, kadas lapos turiu rubai. Iš atminties ir vėl ištrynęs, galėtų ir tęstis amžinai. Į viršų kyla rankos, upelis laistosi alor. Užtaisykite patrankas, tegul išgirstas stalių dur. Visi, kurie miegoti neis, laisvi tebūna tarsi vėjas, kur moterys ir kur draugai. Jaučiuosi aš tik išplatėjęs, galėtų šiltestis amžinai. Šiek tiek paplojam. Oh yeah, dabar geriausi mūsų partneriai. Galbūt mes turim laiką jauni, galbūt tylėsime so vieną dieną, bet tik taip negyvensime dieną, kiekvieną. Palieku netvarkytus namus
Žmonės ir šeimų vėlai paleistas nuo grandinės, dabar geriausi mūsų Argus saugantis įleis, dangus raudonas tarsi vynas, tetas svarbus durių rūbai, iš atminties ir vėl ištrynęs, galėtų spirtas visam žinai. Oh yeah, pabako, dabar geriausi neblogai. O kaip laikosi galas, galima manyti, dabar geriausi mūsų. Aš tikiu, kad jūs galite šiek tiek garsiau, pamanau dar kartą. Dabar geriausi mūsų. Neblogai, neblogai. O kaip laikosi priekis? Dabar geriausi. Wow, priekis tikrai laikosi. Pamanau dar kartą priekį išgirsta, ne? Bet tik priekis, jūs nedainuojat. Dabar geriausi. Labai neblogai, bet dabar susikaupai prisijungia galas, pasiruošia, visas metas susiderino mane, pabandom visi kartu garsiai. Dabar geriausiai. Labai neblogai, labai neblogai. Kokios jūsų nuotaikos? Norit namo jau? Jo? Kažkas sakė jo? Ne, tai mes galim išeiti. Nu gal pabūk. Palemonas sužiūrėjo visos gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Atsakyki mano miela Anzelmutė, ar susitiksim metropolį vakarais? O ką dainuot? Negerai, negerai, kad buvai tu į saulutę panaši. Negerai, negerai, man 16, tau 36. Atsakyki mano miela Anzelmutė, ar pavasaris į Kauną dar sugrįš? Atsakyki mano miela Anzelmutė, ar atversi man šį vakarą duris? Negerai, negerai, kad buvai tu į saulutę panaši. Negerai, negerai, man 16, tau 36. Nežinau, kur mane nuves likimas, gal po traukiniu, o gal po vežimu. Nežinau, ir man tik liūdna verkti noris. Atsakyki, ar sugrįši šiąnakt tu. O Baisogaloj, taip gražu, spindi sobaras, o man širdį žaizda ir viltim. Aš gyvenu, kad tave vėl matysiu kaip tada. Negerai, negerai, kad buvai tu į saulutę panaši. Negerai, 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 man 16, tau 36. Gal galva, gal gerai, gal gerai, kad buvai tu į saulutę panaši. Gal gerai, gal negerai, gal gerai, gal negerai, man 16, tau 36. Arba pabandom ramiai. Lėtai. Pakvepuojam. Du įkvėpimai. Čia nedirbtinis. Negerai. Pabandom dar kartą susikaupiam. Negerai.
Negerai? Nesakau, kad negerai. Bet tu manom dar. Negerai. Negerai. Kad buvai tu į saulutę panaši. Negerai. Negerai. Man 16, tau kiek? O, jes. Dabar pasiplokit savo. Karšta? Man irgi karšta, jūs įsivaizduojat? Šitie spinduliai, nesakysiu šlovės spinduliai, sakysiu šviestuvų spinduliai mane šildo labai stipriai. Bet dabar aš paprašysiu jūsų nusikelti dar karštesnį kraštą. Kaip man, kaip jis gali vadintis? Smagus ir lengvas vynas, ten visada merginos. Nu, Jamaika? Nu, jau į tą pusę. Jeigu tiksliau, tai Kalifornija. Reikia šiek tiek paplot bus solo. Tu nežinai, kodėl šaly keliai stoji. Kodėl pamoji, šūkteli, palauk. Taksistas atsidūsta, įdeda kepurę, tavęs pasiteirauja, kur buvau. Tau burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Į uptai toli ir nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos bus nelengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Uždūlintus senas skolas, kišeniai lietpalčios segas, tu įkalbėk, tave parveš namo. Juk Kalifornijoj merginos bus nelengvas kas? Kalifornijoj kas? Saulėtas. Simukas solo paplojam jam. Tik staiga tau viskas šykščiai atsiklausta ir grįžt namo nebejauti prasmės. O radijas vis pažada rytojų. Taksistas atsidūsta, kur toliau. Šitie vyrukai irgi klausia, o kur toliau? Dainos pavadinimas. Į Kaliforniją! Ta burnoje ištirpsta žodis Kalifornija. Ir būtum taip toli ir nuo Lietuvos. Juk Kalifornijoj merginos bus ir lengvas vynas, o Kalifornijoj saulėtas dangus. Paplojam čia vėl Simuko solo. Pasiplok žymiai garsiau, žinot, kur reikia važiuoti. Kur? Esat kas nors gyvenime susidūrę su stiklu? Esat susidūrę su stiklu?
Ta prasme, ne tiesioginė prasme, kad eini ir atsitrenki. Ne apie tai. Tiesiog esat matę stiklus, ar ne? O esat matę polarizuotus stiklus. O girdėję esat? Aišku. Aišku, tai ką mes čia iš vis dar laukiam, ko mes čia stovim, net nesuprantu. Saulėje stiklai ir visiems labai gerai. Tu mane matai, aš tave matau gerai. Bet jeigu čia polarizuoti stiklai, tai labai blogai. Žiūrime savo, o matau tik aš tave. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu. Gali pamatyti mane. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu. Tu gali pamatyti mane. Ir gyvenime dažnai pasitaiko neretai. Žiūrime savo, o matau tik aš tave. Reikia mums kažką daryt, reikia greit kažką daryt. Ir visus stiklus šituos išdaužyt. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu. Tu gali pamatyt mane. Jūs dabar šiek tiek garsiau dainuojat, taip? Ir aš stiklus pakeisiu. Tu gali pamatyt mane. Ir dabar vėl šiek tiek paplauti, aš vėl solo. Spindi saulėje stiklai ir visiems labai gerai kartu. Tu mane matai, aš tave matau gerai. Bet jeigu čia polarizuoti stiklai, tai labai blogai. Žiūrime savo, o matau tik aš tave. Visi kartu. Ir aš stiklus pakeisiu. Tu gali pamatyt mane. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu. Kad tu gali pamatyt, kad tu gali pamatyt, tu gali pamatyt mane. Bravo, čia jums bravo, aš mačiau jūs dainuojantis, garsiau pasipuojam, garsiau. Čia mokiniai yra, ne mokiniai, jo. Ar džiaugiatės, kad vasara? Tiesiog vienas. Nu, ar tikrai? Ar tikrai? Užtikrinta tu to? Matyt, mes labiau. Jūs labiau norit? Jūs mokytai gal? Ai, vakame čia replės, mokytai labiau nori šiais laikais atostogų. Oho, nu žinokit, aš dar mokinių barikadų pusėje, tai man keista. Ar esat girdėję dainą Kitoks pasaulis? Ar esat susidūrę su kitokiu pasauliu? Mokyklai kasdien yra kitoks pasaulis visiškai. Žinot, kaip būna pasakymas, susitinki žmogų ir pas jį visai kitoks pasaulis yra. Tai taip ir būna, ne? Bet žinot žodžiu šitos dainos? Jeigu padarysit garsiai triukšmą, aš priimsiu kaip taip. Tikras. Žiūri aplink
esi viskuo, daiktus matai, savo šviesoj. O jeigu viskas yra ne taip, tu pasaulį nekėtų šiai, tararaira, visi kartu, galbūt negarsa, neblogai, apie tylą žinome mes, tararaira. Galbūt ne šviesos bet tamsoj jo tamsa jose. Tiek dar nedaug suprantam mes. Žiūri aplink, viskas tvarkoj, o ar žinai, kas bus rytoj? O jei pasaulis apsives, tom akim žiūrėt privers, tararaira, visi kartu, galbūt negar, o tyla garse, jūs galit garsavot, apie tylą, tararaira. Galbūt ne šviesos bet tamsoj jo tamsa jose. Tiek dar nedaug suprantam mes. Kad dabar iškyla visų mūsų rankos į viršų. Iškyla rankos į viršų. Įsileidžia rankas. Tu pabandyk pasižiūrėk, gal kiek ne taip, gal kiek kitaip. Juk paprastai daiktai apsivers, ką nors neregėto ir naujo atvers. Tararaira, visi kartu, galbūt negarsas skamba tyloj, jo tyla garse. Apie tylą žinome mes, tararaira. Galbūt ne šviesos bet tamsoj jo tamsa jose. Nedaug suprantame mes ir dar kartą, bet jūs žymiai garsiau, ar ne, taip? Galbūt negali, o tyla garse, labai neblogai. Apie tylą žinome mes, tararaira. Galbūt ne šviesos bet tamsoj jo tamsa jose. Tiek dar nedaug suprantama mes. Galbūt negarsas skamba tyloj. Neblogai. Ką apie tylą žinome mes, tararaira. Galbūt ne šviesos bet tamsoj jo tamsa jose. Ir jūs garsiai. Tiek dar nedaug suprantam. Labai neblogai, labai neblogai. Tai gero, spalva. Buvo uždėta. Dabar jau geltonuoja. Buvo žalia spalva. Aš čia kaip krenta, atrodo kaip žalia, ar ne? Ką mes žinom iš žalios spalvos? Žalgirį. Žalgirį. Na vyrai, žaliam gerai, ne tas palaukit. Neplanavom bent jau šitą, bet gerai išvalga, kitam koncertui pasiruošim. Esat gyvenime sutikę zombius? Netgi mokyklai.
Va taip apie mokinius šiais laikais kalba. Ne. O apie ką jūs? Apie mokytojus? Bet ir žinokit, ne ką geriau bus. Ai, apie save jau dabar, ne? Supratau. O žinot dainą Zombiai? Aišku. Tikrai žinot? Pablokit, kas žinot. Ai, tai čia realiai man ir dainuot nebereikia, gerai. Jūs turit pamočių tiem ir rūkam garsiau. Veltai iškylau grėsmė, gandai aplink ateina zombiai, naktim nemiegu ir griebia nervas, grasina zombiai, skubiai kasa. Gyvenk kaip galima, tik kenkėjai budi tundroj. Paklausyk, kad girdėjai. Zombiai atrieda, atidunda. Pasiekinį jau žinau, aš iš to neapsilaukė. Kitaip už mus padarai, kokie draugai, graužikai ir zombiai. Gyvenk kaip galima švariau, tik kenkėjai budi tundroj. Klausyk, ar girdėjai, zombiai atrieda, atidunda, paploja. O ant to baiso galvoja, jie nekalti, tačiau apsėsti. Neklausyk jų visiškai, zombiai skeletų apsigręžti. Gyvenk kaip galima švariau, tik kenkėjai budi tundroj, visi te garsiau. Klausyk, ar girdėjai, zombiai atrieda, atidunda ir dar kartą. Gyvenk kaip galima, tik kenkėjai budi tundroj. Klausyk, ar girdėjai, zombiai atrieda, atidunda, paploja. Moko. Nepasiruošė? Kas namų darbam buvo užduota? Nebuvot klasiai? O dienyną žiūrėti reikia. Pirminė frazė. Ne? Nesako taip? Neatsidaro, užlūžo tamo. Ar mano dienynas ką naudoja? Gerai, bet mes dar galim pabandyti išmokti žodžius, ne? Galim? Gyvenk kaip galima švariau, šiek tiek garsiau. Pikti kenkėjai. Blogai, paklausyk. Zombiai. Ir dar kartelį, bet jūs dainuojat ir labai garsiai. Gyvenk kaip. Pikti
Labai neblogai, pasiplokit savo. Kokie? Būtent. Mūsų koncertas eina į pabaigą. Pakarto, tai dar nesibaigė, sakiau, tik eina į pabaigą. Iki ryto? O kur jūs taip girdėjote? Aš negirdėjau. Dieninė buvo parašyta. Kažkas sakė, po pamokų mus paliks. Dieninė buvo parašyta. Sakė, įrašė vienetą ir sakė, jeigu negrosit iki to jūs neištrins. Čia taip grasina šiais laikais. Gerai. Ar mėgstat žiūrėti kino filmus? Toks mano klausimas būtų. Mėgstat filmus? Ar serialus labiau? Gyvenims pats kaip films. Va šitą frazę reikia užrašyti angale. Paplokit. Čia iš Pietinio kronikos labiau toks sutifeks. Gerai. Bet ar žinot dainą kino filmai? Taip? Jeigu padarytumėte šiek tiek triukšmo, aš išgiršiu, kad jūs žinot tą dainą. Jau iš pradžių buvau užsigandęs, galvojau, nežinot, visi 3 plojimai, bet užsikūrėt, viskas gerai. Bet aš turiu vieną prašymą. Visą šitą laiką, šias dainas, jums groja šie vyrukai atsistoja. Ir vienas žmogus toks, dabar mums reiks atsistoti. Ar galiu paprašyti jūs atsistoti? Žinoma, ačiū. Kol dar nesibaigė seansai kino teatre, kol šviečiasi ekranas, gesintos lempos, kol kino filmo aktoriai vaidina puikiai, kol skamba subtiliai sapieto tretos nuovykas, vienas kitą, kolais galvoti žmogžudžiai grasina kulkom, kol pavėlavęs ieško savo vietos, kol titrus nepradėjo rodyt smulkiai. Eime, limono, šeštainiai samirlodėm ir Holivudo švyturiai juodai baltai. Eime, limono, šeštainiai samirlodėm ir Holivudo švyturiai juodai baltai. Kol sami mobilus išjungta, įsimylėjėliai bučiuojasi šalia. Ir kol kino projektorius įjungtas, tamsoje aš negaliu matyt stebėt tavęs. Eime, limono, šeštainiai savilodėm ir Holivudo švyturiai juodai baltai. Šiek tiek garsiau. Eime, šeštainiai savilodėm ir Holivudo švyturiai juodai baltai. Šiek tiek reikia paploti. Žinot, kodėl reikia paploti? Aš žinot, kodėl. Nes čia yra momentas, kai noriu pristatyti visus šitos tamsius vyrukus ant šitos scenos. Net butelį nuspyriau. Atsiprašau. Garsiai paplojam. Tokį čia reikėtų jam dar garsiau paploti. Šiandien pirmas čia koncertas. Pagumas pirmas koncertas. Garsis plojimai. Rokas! Garsis plojimai šitam vyrukui. Kuris dabar negirdit, bet to išgirsit. Net sakyčiau neišgirsit, o pajusit ten kažkur žemai. Ignai? Matot, ką jis čia visą laiką veikia.
veikia, ne šiaip savo. Garsūs plojimai Ignui! Šitą vyruką jūs visą laiką girdėjote ir nenustosit girdėtis, galas iki pat paskutinio. Iki pat paskutinio. Garsūs plojimai Paulius! Aš žinau, kad visi labai gailit. Paplokit jam garsiau. Paulius! Jūsų kraštietis. Ir garsūs plojimai šitam vyrukui. Šitam Kalifornijos solo inžinieriui. Šitam nuostabiam gitaristui. Garsūs plojimai. Simas! Ar mes turim dar šiek tiek? Ar galim padainuoti kartu? Ar galim pabandyti? 1, 2, 3! Šeštoje sapilonė ir Holivudo švyturiai, jadai baldai šiek tiek garsiau. Šeštoje sapilonė ir Holivudo švyturiai, jadai baldai. Ačiū Jums labai, čia buvo grupė ša.grupė ir paspausit follow. Ačiū Jums labai. Viskas, jūs jau susirašėt namo? Ačiū Jums labai. Ne? Žinot, kad neplot reikia tada. Reikia plot? O ką dar reikia daryti? Aš tada atsilieku. Ką kartot? Iš pradžių. O ne? Mato tada geras koncertas, jeigu iš pradžių. Simai, sugrįžk. Tavęs dar nepaleido niekas. Paplokit jam garsiau, jis nenori tai. Paplokit. Žiūrėkit. Simas dar neina, Simas dar neatėjo beveik. Ne? Pabandom, mes išmokom jau jo vardą, gerai? Pabandom kartu taip, kaip šaukiam pakartot. Simai! O dabar jau paplokit. Gerai, mes pakartosim, bet yra viena sąlyga. Kad mes bendradarbiausim ir dainuosim kartu. Taip? Man reikia daugiau triukšmo, man reikia užtikrinimo iš jūsų. Neblogai, va čia yra jau beveik susitarimas. Ar dar liko mums šiek tiek balsų? Dar liko, jo? Jūs taip nenorit namo? Ne. Tai kur Baisogalą galima dar nueit pasėdėti? Ar jau užrakins kultūrkę, gal dar neužrakinsit? Mes čia pabūtumėm. Neišsipirkom jaučiu, ne? O, velnas. Būkit kiek norit, sakė. Viskas, šiandien mes pasiliekam čia. Palieku netvarkytus namus ir šeimų vėlai. Paleistas nuo grandinės, dabar geriausi mūsų vakarai. Tenai, kur baigės horizontas, prasideda nauji keliai. Mes bėgame į kitą krantą, kaip išsiveržia laisvų kaliniai. Pavargus saulė nusileis, dangus raudonas tarsi vynas, nedar svarbos turiu nuveikti. Šakės ir vėl ištrynęs, galėtų tęsti samdinai.
sukyla jūsų rankos, upelis laisvas į kalbą. Įsirykite patrankos, tegul išgirstas sanodus. Visi, kurie mėgoti neis, laisvite būna tarsi vėjas, kur moteris ir kur draugai. Jaučiuosi aš tik išprotėjęs, galėtų širdės visam žinai. Oh yeah, visi kartu garsiai, dabar geriausiai pustų. Labai neblogai. Galbūt mes žudom laiką jau galbūt įleisime to vieną dieną, bet tik tai negyvensime dieną, kiekvieną. Palieku netvarkytus namus ir šeimų belai pasiruošiau. Paleistas nuo grandinės, dabar geriausiai mūsų. Pavargus saulė pasikalės, dangus raudonas tarsi vynas, karas man mūsų jo draugai. Šaknės ir velnis strydės, galėtų ir tarsi sapnai. Dabar man reikės jūsų balsų vėl. Likusių balsų nuo gatėvių pabaiga, jau paskutinį kartą. Susirašyk garsiai, ne? Galas, dabar geriausiai mūsų. Atgalo. Dabar geriausiai mūsų. O gal man vieną, galas garsiai, o šiek tiek susikaupę mane pasirašėm visus vokalinius gebėjimus parodom. Dabar geriausiai mūsų. Neskaitant čia visų šitų girdėjau. O dabar priekis šiek tiek pabando, ne? Prasimaištino, pasiruošiam. Dabar geriausiai mūsų. O dabar pasiruošiam visi kartu. Dabar geriausiai mūsų. Dar kartelį labai greitai. Rokas, Paulius, Ignas, Stimas, Kasparas. Ačiū jums labai. Ačiū.